Klausia mūsų, kuri čia mums formulė tinka. Galėtumėm atspėti tikrinimo būdu. Vietoj n rašyti 1, čia gauti 3. Vietoj n rašyti 2, gauti 6. Vietoj n rašyti 3, gauti 12. Ir taip toliau. Tai vat kuri formulė tiktų, tai ir tiktų. Bet aš tingiu čia jas į visas statytis. Tai tiesiog pasiimu formulę. N-tojo nario formulė yra B1 kart Q pakelta N-1. Pabandome ją pritaikyti. N-tasis narys lygus. Q pas mus yra, tai yra B1 narys yra 3 kart, o dabar Q kas yra? Q visą laiką mes gauname antrąjį narį padalinę iš pirmojo, arba trečią iš antrojo, bet kurį iš prieš tai buvusio. Tai mūsų atveju 6 dalinta iš 3 lygų 2. Reiškia 2 pakelta N-1. Na ir atsakymas iš karto A. Aišku, jeigu būčiau tikrinus ir pirmas atsakymas papultų, tai labai lengvai raščiau. Bet jeigu paskutinis, kiek čia daug visko reikėtų priskaičiuoti, tai geriau jau taikom formulę.